Sveiki! Šiandien laidoje matysite vaizdų iš stovykloje vykusio karo. Lankysimės pas Raitiją ir kalbinsime jos vadovą brolį Liudą. Taip pat kalbinsime restorano Avinėlio puota šefą brolį Žirnį. Gero žiūrėjimo! Dar kartą. Labą rytą. Labą rytą ir jums. Tai va čia jaunuolis gavo veido masažuoklį. Masažuojas dabar, paskui perės prie kitų kūno vietų. Ir bus užtat jaunus skaistaveidis gražuolis skautas. Šnekamės su skautiško restorano Avinėlio puota šefu broliu Žirniu. Aš būčiau linkęs sakyti ne šefas, pameistrys, bet ačiū. Rankelės vis tiek Žirnio auksinės. Tikėkime. Gurmaniški šedevrai gimsta. Taip. Žirni, labai įdomi idėja. Skautiškas restoranas. Pirmą kartą stovykloje matau kažką panašaus. Kaip gimė šitą idėją? Idėjos autorius ir gimdytojas yra šios virtuvės tikrasis šefas, brolis Andrius. O sekasi mums, manau, tikrai neblogai. Vadovai užsuka, lankosi, skanauja ir kol kas dar nei vienas nesiskundė. Buvau atėjęs pavalgyti konkrečiai vieną kartą ir labai patiko. Valgiau, tada vištienos buvo keptas toks kebabėlis nedidukas su daržovytėm, tai buvo labai skanu. Bet ateinu čia saldumynų, kurių labai trūksta, tai čia galima atrasti saldumyną, kokį vieną kitą. Ar skanus maistas šiame restorane? Žiauriai. Aš namie taip nepasigaminu. Mama geriau irgi nepagamina. Kubis yra jėga. Ar vegetarai nesiskundžia? Mačiau stovykloje vaikšto keletas perkarusių mėsos nevalgančių žmonių. Tai taip, jie skundžiasi, bet žolė žalia, uogos prinoko, manau, išgyvens. Ką skautai labiausiai mėgsta? Koks patiklas populiariausias?
Mes bandėme įvairias virtuvės pristatyti skautams, ir egzotiškas, ir lietuviškas, bet kaip parodė vakarykštis vakaras, hamburgerį su Coca-Cola niekam neprilygsta. Stovyklos viduryje tai yra kažkas nepakartojamo. Broli Žirni, ką pats gyvenime gamini? Mėgsti gaminti? Kai lieka laisvo laiko. Koks mėgstamiausias tamsus patiekalas? Keptos bulvės. Keptos bulvės. Taip. Brolis paprastas. Tai žodžiu, jeigu mes kaip šnekėjome su broliu Saulium, jeigu reikėtų stovykloje valgyti vieną patiekalą per pusryčius, pietus ir vakarienę. Keptos bulvės, Valgytum keptas vienareikšmiškai. bulves. Štai čia, mėlyje, yra garsusis tunelinis miškas, kurį amžiaus pradžioje sodino grafas Pirdaila. Kaip matote, labai įspūdingai suaugęs ąžuolynas, formuojama tik tais, reiškia, atrinktų sodininkų, yra išmintas nuostabus takelis ir paskui, reiškia, išėjus iš šio tunelinio miško, patenkame į Raudonųjų Dobilų laukymę. Tai jeigu tik tais turėsite kažkada galimybę, prašom ateiti ir susipažinti su šituo nuostabiu gamtos ir žmogaus kūriniu. Kaip sekasi gaminti stovyklinėmis sąlygomis? Na, kadangi mes, broliai, jau pažengę stovyklinės inžinierijos laukuose, susirentėm savo tinkamą įrangėlę, pasirašėm rimtai šiai veiklai, tad kažkokių tai problemų nekyla, manau. Puikiai atitinka visus europinius standartus šitą virtuvėlę. Ir higienos normas, peilinė šimpa. Jie pastoviai galandami, turime tam skirtą įrangą, higienos reikalavimų irgi laikomasi, rankas plaunam reguliariai, kas 3 dieną. Uodai patiekalus tik tai pagardina. Jie nedaskrenda iki šičia, nes aplink tokios minios norinčių, kad dėja niekaip negalim jais pasidžiaugti. Ir valgytojų ovacijos sutraiško visus Taip, uodus taip, skrendančius taip. pakeliui į virtuvę. Tai dėkui, broli Žirni. Ačiū, kad lankotės Paleisime ir jums. rezervuoti jums vakarienį porciją. Taip, kas šiandien vakarieniai? Gurmaniškas mėsos patiekaliukas iš jautienos skruostų. Man prašom vegetariškos mėsos. Taip, pomidoras bus. Tai susitiksim avinėlio puotoje. Ir lankykite mūsų Facebooko puslapyje. Štai čia matote mūsų stovyklos radinių biurą. Jeigu netyčia kažko pasigėdote, štai iš šių puikių daiktų, kreipitės į radinių biurą arba infocentrą. Šiandien stovykloje rasta labai daug daiktų, prašom atsiimti. Telefoną net pametė tokį? Taip, ir telefoną, ir net piniginę su pinigais. Nežinom kieno. Kiek yra pinigų, paskaičiuojam? Paskaičiuojam. Einam gal... Visas 50. Einam ledų nusipirkt gal? Einam. Jeigu nieks nepasiims, tai eisim ledų nusipirkt. Kas čia dar yra pavardė kur nors, ar vardas kas nors? Teisės kokios nors? Yra Hesburgerio nuolaidų kortelė. Velečka, Pavyzdžiui? ten parašyta Velečka, Ignas. Velečka Ignas, taip. Ignai? Kur tu? Labą vakarą, sesės ir broliai. Prabėgo 5 metai nuo praeito didžiulio renginio, kurį mes šventėme saloje. Ir pagal gausų žiūrovų pageidavimą jūsų dėmesiui palapinės teatro spektaklis, kaip brolis Vilius ėjo į Laumės pėdos stovyklą. Taigi, prieš daug metų, kada brolis Vilius buvo labai jaunas vytis, jis nutarė aplankyti savo brolius, kurie stovyklavo prie Vilytės upės. Ir va, tada buvo taip. Ir Vilius pradėjo eiti. Eina Vilius, eina Vilius, eina.
eina. Prie pievą. Eina per pievą. Prie pelkę. Muš kažkoks. Tas nu kaip buvo. Taip eina per pelkę, vėl eina per pievą, vėl eina toliau, trap. Ir prie didelį medį. Sako, įlipsiu aš į medį ir pasižiūrėsiu, kur yra stovykla. Lipa į medį, tą medį guli svagūnas. Kuris paima, atsikando svagūno ir lipa į medį. Dabar reikia medį, lipa į medį. Ir žvalgosi, kur yra stovykla. O, mato dūmelį. Išlipa Vilius dabar iš medžio. Vėl eina per pelkę. Eina per pievą. Eina vėl per pelkę. Ir pasakysiu Vilius. Sako, lipsiu į medį. Vilius tada lipa į medį. Ir žvalgosi. Va, lauželis dega. Ir vėl vis eina. Per mišką sutemo. Bumt į medį. Eina toliau. Vėl bumt į medį. Sako, įlipsiu dabar aš į medį ir apsižvalgysiu. Ir brolis Vilius lipa. Lipa į medį. O tame medyje didžiulė drevė. O toj drevėj didžiulės akys. Ir tada brolis Vilius greit iš medžio pradėjo lipti. Išlipo, bėga per pelkę, per pievą. Vėl bėga, pimt į medį. Vėl lipa į medį, pasižiūrė, pat pasižiūrė, jūs matėte. Ir bėga, pimt į medį. Ir žiūri, o aplink tai stovykla. Ir pasitiko brolį Vilių fejerverkai, didžiuliai fejerverkai. Ačiū broliai sesės už dėmesį. Mes kandidatai Scout Svičius. Brolis Simas Ir brolis Paulius. Tai iš tikrųjų čia Marius Svagūnas, čia kiaušinis. Tai čia irgi tas pats. Jo, ką jūs čia perit? Ar ką jūs čia? Ne, iš tikrųjų tai čia labai įdomi istorija, nes girdėta, kad kuo ilgiau brandinasi svagūnas, to jis skanesnis. O kiaušinis taipogi, tai stovyklos gale visi broliai paims didelę keptuvę ir išsikeps daug kiaušinėlės. Ne, su svagūnais, labai skanu. Labai skanu. O čia gal paslaptis buvo, gal čia paslaptį atskleidė? Mes turėtume eiti. Nežinau. Viskas baigiama, ne? Gerai, baigiam. Štai čia turite progą susipažinti, kaip jaunieji stovyklos menininkai piešia kitus stovyklautojus. Tai va čia man atrodo komendantas yra. Ten vat yra piešiamas Vyčių pastovyklės komendantas gūrų. Ten Vygis, ne? Jo. Čia va piešia stovyklos viršininkai ir pavaduotojai. Viršininkas ir pavaduotojas. O kuris? Ne visai pažįstu. Čia viršininkas, o čia pavaduotojas. Aha. O va tas mažas, tai čia kaip suprantu. O tas mažas sekretorė. Aha. Nu va. Sekretorė. Čia sekretorė. Čia Ulkė. Ulkė? Aha. Ulkė tau linkėjimai. Laukė pilelį parežėrelį, lendrino zlomsti, dabarė strelčėlis paržalį lonką, strėlį belėsiu. Esu Raitijos Rikis, Liudas Saugaitis. Yra Vytis iki šiol buvo aukščiausias skauto laipsnis, bet mes įvedėm, kad dar už Vytį aukštesnis yra Raitijos Rikis. Žirgo ir raitelio santykiai čia kokie nors būna ypatingi? Ypatingi. Vaikas stebės, kaip mes padarom, kad niekada nesimata, kaip mes paraginam, bet jie pradeda šuoliuoti. Tai va, mes tik tus dalykus, aišku, ne visiems taip gaunas, bet
aišku, pentina gerai, kai turi, bet viskas priklauso nuo labai plonų dalykų. Pavyzdžiui, aš va dabar jis eis į priekį, va. Aš lyg tai ir nieko nedarau, bet jis eina į priekį. Jeigu pamenat, praėjusioje laidoje buvo pristatytas jums kentauras, tai dabar galim pasižiūrėti, kaip yra dresuojama apatinė kentauro dalis. Įspūdingai. Taip, tai čia yra mūsų brolių sukalti gardai žirgam, eržilam tiksliau. Čia yra 2 gardai eržilų. 3. Čia dedam balnus ant šito 2 tokių pagalių. O taip tai laikom eržilus, bet jie daugiausiai būna visur pievose, kur dar ten prikalti prie kuolo arba pririšti prie medžio. Pririšti prie kuolų, medžių, visko, prie ko galima pririšti. O jeigu kitas raitelis bandytų atsisėsti ant jo kaip? Jeigu tai darytų kaip ir aš darau, viskas būtų tas pats. Jau patyręs raitelis. Jo, jeigu jis žino tam tikrą žirgo kultūros etiką tam tikra yra, kaip paraginti arklį, kaip ten viskas turbūt. Jeigu išmano žirgo kultūrą, nes žirgas yra labai kultūrinis padaras. Kaip jūs palaikot, kad šonai taip žvilgėtų tiesiog blizga? Ne, nieko nedarom mes jam. Mes tik tais palaikom draugystę ir pagirdom ir duodam žolės vasarą. Vasarą iš vis mums nereikia žirgais rūpintis, nes jie patys savim rūpinas. O žiemą, tai reikia laiku, jeigu jau įleida į gardą, tai reikia paskui žiūrėti, kaip laiku išleisti, kad jis galėtų vis tiek. Pavyzdžiui, mūsų yra ganyklos 25 hektarų užtverta jiems, kokiam 20 arklių. Ir jie ganosi ir žiemą. Žodžiu, jiems ganykla reikalinga žiemą. Nes jie žiemą suėda tą, ką nesuėda per vasarą. Buvo ežeras, prie jo atėjo princesė. Iš ežero gelmių išlindo baisioji vandens pabaisa, apvyniojo princesę ir lindo atgal į ežerą. Slankintis mazgas. Ar patinka jodinėti? Labai. O kiek metų arkliai gyvena, žirgai gyvena? Teoriškai 60. Mūsų kumelaitės 23 metų vet kumeliukus kiekvienais metais. Be to... Virgu. Na gerai. Gaidelio iššūkis. 1 minutė, 3 gaideliai. Aš sakau, kad neįveiksi.